Taigi, meluosiu, jeigu sakysiu, kad nežinau kodėl, iš tikrųjų žinau, bet jau nuo vakar jaučiu kažkokį tais energijos antplūdį. Ir norit tikėkit, norit netikėkit, bet tik tai šiandien po pietų supratau apie ką tai. Neskaitau aš žinių, nežiūriu aš televizoriaus, tai kaip ir sužinau apie pasaulį tik tais iš to, ką pajaučiu, arba iš to, kas yra aplinkui mane ir pasufleruoja, galima sakyti. Ir sužinojau iš tikrųjų, kad vyksta pasauly blogio judėjimas, ane? Kaip daug kas mes matom. Tai tas, kas žinome mes, kad visatos įstatymą, kuris skamba priešingybė lietuviškai, tai jeigu yra ir juoda, yra ir balta. Ir jeigu vyksta blogi dalykai pasaulyje, neramus, nesmagus, tai žinoma, kad vyksta ir geri. Tai tą jau nuo vakar aš ir pajaučiau. Ir šiandieną tiesiog mane taip atvedė, kad truputį paskleisčiau tai ir jums. Taigi, mielieji, yra ir nesmagu, yra ir smagu. Tik tai nuo to priklausys, kur mes nukreipsim savo dėmesį. Kaip mums tai pamatyti vis dėlto, kaip mums nusiraminti, kaip mums jausti, kad viskas yra gerai, mums padės šiandieną 4 būdai. Apie juos šiandieną trumpai ir po to žiūrėsim, kokių klausimų turėsit, galėsim rytoj apžvelgti dar giliau. Ne? Parašykite, jeigu turit kokių klausimų, nuoroda yra įkelta prisijungti į Zoom. Yra pirmam poste ir antram poste komentare. Tai va, gerai, mėlyjei, pirmas būdas iš 4, kaip reaguoti į viską ramiai, kai visko aplink tiek daug vyksta. Parašykit, kaip manote jūs, kokį būdą jūs naudojat. Noriu išgirsti ir jūsų būdas. Tai iš mano pusės, ir ne tik tai iš mano, šiandieną perklausiau, taip mane ir nuvedė, iš tikrųjų perklausyti, ką kalba mokslas. Tai perklausiau šiandien ir podcastą Mel Robbins, kuri remiasi tyrimais, kuri kviečia mokslininkus, kuri kviečia daktarus, žmonės, kurie tyrinėja, kaip veikia žmonių elgesys, kaip veikia žmogaus smegenys, kaip veikia žmogaus kūnas. Ir jie atrado štai tuos 4 būdus, kurie vienas iš jų tai yra gamta. Jau kaip ir matėte iš mano postų Facebook'e, kad aš dažnai būnu gamtoje. Ir kas jau esate tai patyrę, parašykit 10, kad būnant gamtoj sugrįžtame mes tiesiog į ramybę į save. Ką tai reiškia? Tai reiškia, aš nesu ta mokslininkė, kuri tenais tyrinėja biologiškai viską, bet tai reiškia, kad nors trumpam nurimsta mūsų protas, nes tai jau yra iš mūsų, taip kaip mes esam sudėti iš mūsų protėvių, kuomet žmogus eidavo kuo didesnius atstumus, tuo jo protas veikdavo vis ramiau ir vis tikslingiau, kad nuvestų žmogų vis didesnius atstumus tam, kad užkariauti, surasti išgyvenimui reikalingo grobio, ne, kad išgyventų, kad pasimaitintų. Tai mūsų protas yra sutvertas judėti. Ir kai mes judame gamtoje, jis atsistato į savo normalų ritmą, tiesiog, kuris jam patinka. Ir taip jis tada pašalina iš savęs tai, kas yra nereikalinga. Tai kas esat patyrę, tikrai, manau, pritarsit. Gamtoje buvimas leidžia mums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Dar vienas patarimas žymios psichologės iš Rusijos beje, ypatingai moterims, bet manau, kad tinka pasakysiu vieną ir vyrams. Kaip tik tai moterims, tai būtinai kiekvieną dieną nueiti 4 kilometrus vienu ypu. Tai sutvarko visą mūsų
intelektinę, fizinę ir dvasinę sistemą. Išmėginkit, aš išmėginus, tikrai veikia. Taigi buvimas gamtoje, nuėjimas 4 kilometrų vienu ypu, leidžia mums nusiraminti ir sugrįžti prie svarbių mažų dalykų, kuriuos galime padaryti tiesiog čia ir dabar. Vyrams labai svarbus dalykas yra bėgimas. Bėgimas gamtoje iki to momento, kuomet šitas daiktelis pasako, pradeda visokiausių pasiteisinimų rasti, kad reikia jau sustoti, kad tau nereikia čia bėgti, kad tau tai nebūtina, ką tu čia bandai įrodyti, pažiūrėk jau pavargai, jeigu dar bėgsi, bus tau kažkas negerai su sveikata. Ta mažą momentą įveikti pačiam su savimi bėgiojant. Tai padaro stebuklus. Dienos bėgiai, jeigu jūs tai įveikėte tą mažą pokalbį savo viduje, dialogą su savo smegenimis, jūs įveikėte dienos bėgyje bet ką. Taigi, pirmiausia, jei norime atremti dienos rūpesčius visas problemas, pirmiausia, jas turime atremti patys su savimi. Jei pritarėt, parašykite 100. Okay? Nes jeigu neįveikiam mes to su savimi, na tai kažkas yra atsiųsta mums iš aplinkos, žmonės, aplinkybės, situacijos, kurioje mums padeda suprasti, kad pas mumis dar yra viduje netvirtybės ir nepasitikėjimo ir netikėjimo savimi. Ir jie mums tiesiog padeda tai suvokti. Tai va, tai pirmas dalykas. Parašykit, kokį būdą jūs naudojat. Ir ar gamta jums pasiteisina. Keliaujam prie antro būdo. Beje, visus 4 būdus apjungia vienas pagrindinis dalykas ir mes jį tuoj sužinosime. Taigi, antras būdas, kuris leidžia nusiraminti, kai aplinkui visko vyksta tiek daug. Tai irgi yra ne mano sugalvota, bet mano išpraktikuota ir tikrai tai veikia ir tai tikrai yra įrodyta ir mokslo, kad rašymas virsta energija ir iš visos mūsų galvos išeina į popierių. Dar beje viena tiesa, kad jeigu mes tą, ką užrašau, tas ir išsipildo. Jeigu šį tikėjimą paimsime į save, mes dargi netgi būsime dėmesingi tą, ką rašome ir žinosime, kad tai išsipildys. Savo kailiu patyriau, tikrai veikia. Bet čia, aišku, yra dar vienas mažiukas dalykas. Jeigu tai vyksta nuoširdžiai, jeigu tai vyksta iš to, kad man reikia, iš poreikio, dėja neišsipildys tą, ką užrašysim. Bet jeigu mes užrašysim nuoširdžiai susijungę su visais 3, atsimenat, manifestavimo junginiais, ne? Aš esu kažkas daugiau, kūnas ir intelektas, visa tai pildosi. Pas mane visa tai pildosi, pas mentorius pildosi, pas kitus irgi pildosi. Taigi rašymas, dar journaling, ne, kaip angliškai sako, rašymas padeda visas mintis, visą minčių gausą perkelti ant popieriaus ir jau nebelieka čia. Nereikia čia laikyti. Beje, tai naudoju aš darbe, rašausi kiekvieną naujieną, rašau kiekvieną mintį ir aš jaučiuosi taip puikiai, aš nejaučiu to overwhelm, kad tai būtų man jau kažko per daug, nes viskas parašyta, aš žinau, kad aš nieko nepamiršiu, žinau, kad viskas bus padaryta, nes aš dedu pliusiukus, minusiukus ir man nereikia viso to laikyti čia, kai aplinkui ir taip visko daug turiu laikyti, ne, kaip esu ir žmona, ir mama, ir dukra, ir darbuotojai, ir lyderiai, ir visa kita. Man nereikia to laikyti čia. Ir dar, kad matant, kas vyksta. Viskas keliauja
ant popieriaus. Beje, viską ir šiandien užsirašiau. Ne? Marius rašo, kad sportas. Taip, būtent sportas irgi labai padeda, bet tik tai sportas žiūrint iš ko? Iš poreikio, dėl to, kad man reikia ir dėl to, kad taip visi daro, ar iš nuoširdaus noro, nes man tai faina. Tai čia irgi, ar mes save verčiame, ar mes savo suteikiame malonumą. Per sportą irgi, ne, Mariau, per sportą irgi ateina kaip ir per bėgiojimą tas momentas, kad gal jau užteks. Ir jeigu jūs jį įveikėt, jau turbūt galite pasidalinti, kas įvyksta. Visa diena neatrodo tokia sunkia, tokia bauginanti, tokia nerimo pilna, nes jūs jau įveikėt tą momentą. Nu, dar vieną išstumsiu, ne? Ir tas vienas iš tikrųjų pakeičia viską jūsų dienoje. Taip, tai gamta, rašymas, sportas. Ir trečia, keliaujam prie labai svarbaus dalyko, kurį aš dariau klaidą. Nu, tuo metu dariau taip, kaip mokėjau iš tikrųjų. Geriausiai, kaip mokėjau, dabar darau irgi geriausiai taip, kaip moku. Tai yra ne konkurencija, bet kooperacija su kitais. Vienas iš didžiausių ir pačių baisiausių žmogui jausmų yra atskirtumo jausmas, kuomet esi tarsi išmestas iš genties. Kodėl tai vyksta mūsų dabar gyvenime? Todėl, kad mūsų smegenys automatiškai pasąmonėje taip yra susikūrę ir automatiniu būdu mums sukuria situacijas, prišaukia žmonės, prišaukia galimybės, kurios mumis padaro taip, kad mes liktume tarsi atskirti. Ir kas vyksta šiuo metu pasaulyje, tai jeigu mato tik blogą pusę, tai yra ir geroji pusė. Žinokit, šitą visumos įstatymą, priešingybės įstatymas. Priešingoje pusėje vyksta tai, kad kuo žmonės labiau buvo konkuruojantys ir atskyrė vienas kitą nuo savęs, jeigu pažiūrėsite viso pasaulio skyrybų skaičių, kiek yra išsidraskiusių šeimų ir vaikų, kurie šeimos vertybių nebeturi, tai ko gero gali būti didesnis skaičius, negu kas vyksta, matome dabar, kiek šeimų yra išdraskomos. Tai patys tai susikūrėme, patys tai turime ir patys tai galime atkurti atgal, pridėję trečią žingsnį, tai yra kooperuotis, būti vieni su kitais. Praktikuokit vieną paprastą dalyką, kad pajaustumėt, apie ką aš kalbu šitam trečiam būde. Tai yra mokslu paremtas dalykas, kuris netgi pakeičia mūsų DNR, kuris keičia mūsų viduj mūsų genetiką, kaip lietuviškai, nežinau pasakyti, heala, ne? Gydo, ne? Gydo mūsų kūną, gydo mūsų protą ir gydo mūsų sielą. Tai yra šitas vienintelis dalykas, tai yra apsikabinimas. Bet ne tas toksai apsikabini iš trūkumo, kad tarsi duok man, kad tarsi apkabink mane, bet apkabini iš gausos. Tai ir mažiausiai pastovi 6 sekundės, tai čia jau mažiausiai, ten įvyksta visa chemija. Po to tam, kad pajaustum kito žmogaus kūno šilumą, pilvukai, kad susiglaustų, kad būtų patogu ir miela. Ir apsikabinimai gydo, šildo, šviečia. Ir taip mus kooperuoja kartu nuveikti daug gražių dalykų šiam pasauliui, negu tai, kas buvo kiekvienas savo kovojantis už savo ribas. Tai yra trečias būdas, tai yra kooperacija su kitais, susietumo jausmas, nes iš mano praktikos, mano pasąmonė tiesiog, kadangi pasąmonė mane laikė atskirtume,
iki tol, kol buvau nesąmoninga, dėl to, kad mano protėviuose, mano seneliai buvo, aišku, irgi antrajam pasauliniam kare. Ir tenais buvo visi išdraskyti, kai šeimos išdraskytos, atskirti ir jiems reikėjo kovoti dėl savo žemės, dėl savo šeimos, kad tik tai turėtų tą savo kampelį. Ir taip laikės, kaimynas nuo kaimyno visą tokiai. Tai yra sukūriamas atskirtumo jausmas, kuris ką daro, kelia nerimą, agresyvumą, įtampą, nepasitenkinimą, kontrolę, vadovavimą, nors iš tikrųjų po viso šitų slepiasi tik vienas dalykas. Kaip manot, koks? Baimė ir skausmas. Jeigu nuoširdžiai paklausus, o kas iš tikrųjų tave taip slegia, tai iš tikrųjų tam po to atskirtumu yra baimė ir skausmas. Būti įžeistam, būti atstumtam ir tik tai apsikabinimų, nuoširdžių pokalbių dėka galime prikeliauti prie susietumo, aš nesu vienas, aš esu kaip visas pasaulis. Ir taip gražiai pereiname į ketvirtą būdą. Jūs nesate vienas, jūs esate visas pasaulis ir plati erdvė. Ir tai yra ryšys su savimi. Iš išorės nieko mes negausime, mielieji. Mano 35 metų praktika tai parodė, kur bandžiau iš išorės užpildyti save ir man nepavyko. Pasirodo, iš trūkumo bandai pilti, kai ten įpilti į kiaurą stiklinę, vandens. Ar prisipildysi? Ne, deja. Tenka atrasti, kokia ta tavo stiklinė, tenka atrasti, kur jinai prakiurus, tenka išmokti ją lopyti ir tenka tada išmokti ją pripildyti, kad iš jos gausios pradėtų sklisti tai, ko labiausiai trūko. Ne? Tai ketvirtas ryšys su savimi, kur turi labai daug žingsnių. Kaip jisai padės mums reaguoti ramiai į visą tai, kas vyksta labai daug aplinkui. Tai ryšys su savimi leidžia mums tiesiog būti čia ir dabar. Ir ką reiškia būti čia ir dabar? Reiškia, kad dabar žinau tiek, kiek žinau, dabar turiu tiek, kiek turiu, dabar galiu tiek, kiek galiu dabar. O ne, kad kažką dar padarysiu ir tada jau galėsiu tai padaryti. Tai tas žvelgimas į ateitį arba žvelgimas į praeitį ir kelia mums nerimą. Tai ryšys su savimi leidžia dabar suvokti, kokias galimybės dabar aš turiu, kokius talentus dabar aš turiu, kokias stiprybės ir silpnybės dabar aš turiu. Ir iš to pradėti veikti, koks aš esu dabar. Kaip pajausti ryšį su savimi, jo nepamesti ir turėti save visam šitam, kas vyksta aplinkui, neramume. Tai padeda praktikos, pradeda meditacijos, pradeda dėmesio, koncentracijos metodai, padeda, apjungsim visas keturis, nuoseklumas. Nuoseklumas yra pripažintas mokslo, kad padeda nuraminti mūsų išsišėlusias mintis ir kada mintis nurimsta ir mūsų vidus. Ir tada mes galime pajausti netgi savo pojūčius, kaip mes jaučiamės. Kai jaučiame save, tada didėja atjauta ir kitiems. Nes jeigu jaučiame, kad skauda mums, tai žinome, kad ir kitiems žmonėms irgi skauda. Nes jie irgi tokie patys kaip ir mes. Jeigu bijome mes, žinome, kad ir kiti bijo. Tai pirmiausia, pajaučiame save, ką jaučiame, tai tik tada galėsime pajausti kitą. Tai nuosekliai arba medituojame, nuosekliai arba darome praktikas, kurios leidžia nuraminti protą, mūsų didžiulį minčių srautą,
kurios leidžia koncentruoti dėmesį ne į tai, kas iš distraction, kas mus išblaško, bet į tai, kur norime. Leidžia mums prikeliauti prie labai svarbaus dalyko, tai yra prie tikėjimo. Kada esame ramūs ir ryšyje su savim, tai padeda gamta, rašymas, kooperacija su kitais. Irgi tada mes priartėjame prie mūsų viduje esančios šviesos, kuri yra lygiai taip pat kaip ir tamsa. Jeigu šiuo metu jaučiate negatyvius jausmus, žinokit, kad jūsų viduje yra ir teigiami jausmai. Tik jūsų dėmesys jų dabar nėra pasirinkęs. Bet jūs turite tokią galią, išduosiu paslaptį, pasirinkti viduje tai, ką jūs norite. Jeigu nerandat viduje dar vis dėlto tai, ko norėtumėt, tada keli būdai, aišku, kad tai pasisemti iš aplinkos, tai pamatyti aplinkoje, tai paskaityti, tai pabūti ten, kur galima tai patirti. Sėdint vienoje vietoj, kaip jau ir esame sutverti, žinot iš šito, ką mes pakalbėjom apie pirmą, sėdint nevyksta kūne jokios regeneracijos. Mums reikia pajudėti į žmones, į gamtą, tam, kad pradėtų viskas pas mumis to lygiai dirbti, Tai ką reiškia to lygiai dirbti? Aš esu daugiau nei tik tai šitos mintys. Aš turiu kūną, pojūčius ir aš turiu intelektą. Ir visas šitos keturi būdai veda mumis prie labai vieno svarbaus dalyko. Tai yra prie prasmės. Jeigu šiuo metu vyksta tiek daug dalykų visokiausių jūsų gyvenime ir jūs negalit niekai jaustis ramiai, pabandykit užduoti savo klausimą. O kokia viso šito, kas vyksta mano gyvenime, yra prasmė, ką man nori tai pasakyti. Jeigu jūs jau ir žiūrite šį video, jau viskas turėtų būti aišku. Jūsų švieselė auga tik tais aukštyn ir šviesyn ir skaistyn. Tai, mielieji, kuo daugiau pasirinksite tikėti ją ir būtent tais būdais, kuo daugiau būti tyloje, kad jį galėtų kuo skaisčiau šviesti, tai tuo jums bus lengviau. Nes kuo daugiau galvosime apie save, kaip čia dabar bus, tuo didesnę kančią turėsime. Tai pabandykime galvoti, ką aš tokio turiu, kad galiu padėti kitiems, bet ne iš trūkumo, iš gausos. Ir taip pasijusime vis geriau. Išdaviau ko gero 5. dalyką, kad padėjimas kitiems taip pat atkuria mūsų kūne regeneracinius procesus ir leidžia mums pasijusti daug ramiau ir prasmingiau. Taigi, mielieji, keliaujame į vis stipresnį tikėjimą, nes jo žmonėms reikia dabar, į vis gilesnę prasme, nes kiekvienas sunkiausias sunkumas turi labai gilę prasme. Ir keliaujame į nuoseklumą. 3, 6, 5 dienos daromas vienas ir tas pats dalykas. Galit pasirinkti iš šitų 4 būdų, arba ėjimas į gamtą, arba rašymas, arba kooperacija su kitais, arba ryšys su savimi, meditacija, praktikos, dėmesio nukreipimas, koncentracija. Tai šiandien išdaviau labai svarbias paslaptis aš jums, kaip iš tikrųjų išlikti ramiams, kai visko vyksta tiek daug. Parašykit, sukonspektuokit, parašykit, ką naudojat ir tikiuosi, kad tai jums padės. Man tai padeda.
padeda ir mano mentoriams, padeda ir kitiems, kurie yra mano rate, jie visą tai naudoja ir tiesiog esame ramus ir energingi tuo pačiu. Kada esi ramus, tada girdi visus kvietimus, ką turi nuveikti, tada esi kūrybiškas. Dar vieni paprasti dalykai, tai yra tiesiog leisti sau pabūti kuo švelniau, kuo šilčiau sau, su savimi, su kavos puodeliu, su Vilnos šalikėliu, su žvakės šviesa. Tokie paprasti dalykai, bet į mūsų gyvenimą atneša labai mielų, šiltų akimirkų, kurias mes jas turime, bet tik tai patys sau dar padedame dauginti. Ir to skleisti galime po to ir kitiems sušalusiems, ne? Tai tiek klausimų, mielieji, ar turite? Tuoj apžvelgsiu ir susitiksime vėl greitai, kai tiktais pajusiu šauksmą jūsų erdvėje, kad jau reikia pastiprinti mūsų šviesias mintis, šviesius jausmus, šviesią kūrybą su savimi ir su kitais ir su pasauliu. Tai tiek, mielieji, atsakysim dabar jūsų klausimus. Susitiksime vėl. Apkabinu.